Tuoj tik tai patvarkysim, kad... O, dingo, labai gerai. Taigi, noriu pratęsti savo pristatymą, sveiki visi, kas mane žiūri. Vienintelis dalykas, kad tai kartosis kai kuri informacija su prieš tai dviejose mano video apie technikas. Ir aišku, tai yra didesnė dalis informacijos, tai yra tiesiog pakartojimas informacijos iš Andrikienės, Laurinaičio ir Milašiūno knygos Psichoanalitinė psichoterapija, bet galbūt, kadangi galvojau apie bloką, kuris turėjo būti su kolegomis, tai kad tai pasiskaityti ir pažiūrėti iš naujo būtų. Aišku, ne visa čia informacija, bet yra dalis. Tai ir pradėkim tada, tai kiekvienu konkrečiu atveju naudojamų terapinių intervencijų kiekis, rūšis ir proporcija būna labai skirtinga. Priklauso nuo ko jinai, nuo paciento ir jo patologijos ypatumų, taikomos psichoterapijos pobūdžio ir siekiamo tikslo - simptominė ar kauzalinė terapija. Tai kiekvienos intervencijos, nesvarbu, tai interpretacija ar neanalitinės terapijos tikslas yra skatinti pacientą tyrinėti save, ryšio su pacientu suradimas, pašalinti pasipriešinimo kliūtis, kad procesas pajudėtų toliau, kad būtų laisvų asociacijų procesas. Ir klarifikacija, praaiškinimas ir taip toliau. Technikos procedūras galima skirstyti į tokias grupės. Universalios terapinės procedūros, naudojamos daugelio terapinių mokyklų, nepriklausomai ar jos save priskiria analitinėms ar prie palaikomųjų. Ir jų tikslai yra universalūs ir jas naudoja ne tik analitinės terapijos mokyklos. Korekcinė emocinė patirtį skatinančios procedūros padeda terapeutui ir pacientui sąmoningai užmegzti ryšį, visiškai priešingai jo buvusiam vaikystės patyrimui ir skatina pacientą įtvirtinti tą naują korekcinį bendravimo modelį. Palaikomosios terapijos procedūros daugiau skirtos skatinti vidinius paciento prisitaikymą prie aplinkos mechanizmus ir slopinti neadekvačius gynybos mechanizmus, taip pat skatinti asmenybės raidą, siekiant atkurti trūkstamas struktūrinės asmenybės dalis. Įžvalgas skatinančios procedūros siekiama padėti pacientui įsisąmoninti ir suvokti savo sutrikimų priežastis ir sukurti naujus adekvačius vidinius darbinius funkcionavimo išoriniame pasaulyje modelius. Taigi čia galima tas technikas kaip ir išdėlioti tokiam kontinuume, kur vienoje pusėje yra atskleidžiamoji technika, tai interpretacija, konfrontacija, klausinėjimas, o kitoje palaikomoji technika. Ir visas procedūras esančius arčiau tos paramos poliaus galima laikyti palaikomosiomis, o kitas, kurios įsitvirtinančios arčiau interpretacijos, tai skatinančiomis įžvalgą. Ir toks skirstymas nėra tikslus, nes neaišku, kur yra riba tarp palaikomųjų ir įžvalgą skatinančių procedūrų. Pastaba dėl subtilių terapijos procedūrų savybių ir galimos įtakos pacientui, pačią interpretaciją reikėtų iš vis atskirti nuo palaikomųjų terapijos procedūrų. Klasikiniu požiūriu tik interpretaciją priskirtume prie įžvalgą skatinančių terapinių procedūrų. Nors tai irgi nėra toks vienintelis požiūris, nors čia gana griežtas. Vis labiau išsiplėtojant psichoterapeuto ir paciento ryšio terapijos procese teorijai ir iki edipinio diadinio kūdikio ir motinos ryšio svarbai asmenybės raidai ir psichopatologijos vystymuisi, imta vertinti kitaip ir terapeuto bei paciento tarpusavio ryšį. Suvoktume, kad ne vien interpretaciniai metodai daro įtaką pacientui. Atsigręžta į anksčiau atmestas tas neanalitinės psichoterapinės procedūras, pripažįstant ir jų svarbą psichoanalitiniam procese. Freudo laikais tokios procedūros, aišku, būdavo laikomos visiškai neanalitinėmis, šiandien jos užima vis svarbesnę vietą, nes palaikomosios technikos taip pat sukelia struktūrinius asmenybės pokyčius ir psichoanalizė negali sėkmingai funkcionuoti be šių technikų. Esminis klasikinės psichoanalizės bruožas, aišku, skiriantis ją nuo kitų terapijos mokyklų, interpretacija kaip pagrindinė darbo priemonė ir palaikomųjų intervencijų mažesnė svarba. Šiuolaikinė psichoanalitinė psichoterapija grynųjų analitinių procedūrų atskirimą nuo grynųjų palaikomųjų laiko dirbtiniu, nes abu aspektai yra vienodai svarbus. Intervencijos ne kaip veiksmas reikėtų labiau žiūrėti kaip procesą.
Palaikomųjų ir įžvalgą skatinančių procedūrų eiga. Šiandien nebesistengiama išskirti specifinių palaikomųjų procedūrų ir konkrečių įžvalgą skatinančių procedūrų, nes jos tėra vieno nuoseklaus proceso grandis, kaip matot, parama, empatija, padrąsinimas, išplėtojimas, patikslinimas, konfrontacija ir tada tik seka interpretacija. Visos psichoanalitinės psichoterapijos procedūros glaudžiai susijusios tarpusavy. Parama padeda pacientui pasijausti saugiam, jis įsitikina esąs girdimas ir matomas, empatina skatina pojūtį, kad terapeutas ne tik mato, girdi, bet ir jaučia. Aktyvindamas terapijos eigą, terapeutas imasi padrąsinimo ir išplėtojimo, skatinančių gilintis į pateiktą medžiagą. Patikslinimas nurodo pirmuosius priežastinius ryšius, taikytinus, laikytinus tokius interpretacijos pradžia. Ir konfrontuodamas terapeutas aiškiai ima atspindėti realybę, tuo pačiu ir gilinti perkelimo ryšį, skatinant interpretacijas ir korekcijas emocinės patirties išgyvenimą. Parengiamųjų ir palaikomųjų intervencijų psichoanalitinėje terapijoje taikymo svarba. Pacientų pokyčiai ir terapijos proceso gylis nelabai priklauso nuo taikomų intervencijų rūšies. Nors analitinės psichoterapijos sėkmė gana dažnai priklauso nuo vidinio konflikto išsprendimo, šis neretai priklauso ir nuo palaikomųjų technikų naudojimo. Palaikomųjų procedūrų naudojimas taip pat sukelia struktūrinius asmenybės pokyčius. Psichoterapija negali sėkmingai funkcionuoti be palaikomųjų technikų. Konkrečios psichoterapijos tada intervencijos. Psichoterapijos intervencijos taip vadinamos universalios terapinės priemonės, jeigu trupučiuką detaliau. Universalios jos, nes būdingos visoms psichoterapijos rūšims ir mokykloms. Be jų apsieiti neįmanoma. Nuo universalių procedūrų naudojimo kartu su palaikomosios terapijos procedūromis prasideda apskritai pats terapijos procesas. Universalios procedūros savo ruožtu skatina saugią aplinką ir darbinį ryšį, dažniausiai iš minėtų procedūrų. Betarpiškas bendravimas, vilties ir bendradarbiavimo skatinimas, įtaiga, sugestija, mokymas. Psichoterapijos intervencijos, korekcinė emocinė patirtį skatinančios procedūros. Pagrindinis principas tai padėti pacientų terapijos aplinkoje išgyventi jausmus, kuriuos jis ilgą laiką stengiasi slopinti ir intelektualiai suvokti, kad kai kurie iki tol vyravę emociniai jo išgyvenimai nebuvo tikroviški, nes buvo būdingi praeičiai. Atsekęs paciento objektinių santykių sutrikimo ypatumus, terapeutas sąmoningai sukuria su pacientu santykį, visiškai priešinga tam, kurį pacientas yra patyręs su ankstyvuoju objektu, paprastai iš vieno iš tėvų ir šį santykį palaiko. Tuomet per perkeliamo santykių su terapeutu pacientas pakartotinai išgyvena savo lūkesčius bei nuostatas kaip klaidingus ir dėl to, kaip tikimasi paciento ego turi galimybę sugretinti savo santykių tinkamumą ir pasirinkti labiau realistiškus, bet adaptyvius modelius. Aišku, apie tai daugiau pasiskaitykit psichoanalitinės psichoterapijos knygoje. Psichoterapijos intervencijos palaikomosios technikos suteikia galimybę įgyti naujų santykių su išorės objektais patirtį susijusią su pamatiniu pasitikėjimu kitais, susitapatinti su palaikančiuoju objektu, kas savo ruožtu padeda labiau įsigilinti į save ir pasirengti terapeuto interpretacijų paskatinančiai įžvalgai. Palaikomosios procedūros labiau tinka skatinti vidinius paciento prisitaikymą prie aplinkos mechanizmus, slopinti neadekvačius gynybos mechanizmus, skatinti paciento asmenybės raidą, siekiant atkurti trūkstamas asmenybės struktūrinės dalis, kai vyrauja gilesni ego trūkumai, kai vyrauja ribinė asmenybės organizacija, kai nerimo lygis yra toks aukštas, kad blokuoja normalų kasdienį funkcionavimą. Palaikomosios technikos tai gali būti tokios įgūdžiai skirti kontaktui stiprinti, aktyvus klausimas, teiginių performavimai, paaiškinimas, apibendrinimas, klausinėjimas, jausmų atspindėjimas, paramos teikimas, padrąsinimas, palengvinimas, tikslų iškėlimas, įvertinimas, dinamikos, bet ne elgesio, reagavimas, informavimas, apsaugojimas, atskleidimas, kas vyksta čia ir dabar, modeliavimas, tylos pauzių naudojimas, blokavimas neproduktyvaus elgesio, užbaigimas, neverbalikos supratimas, pastebėjimas, išmanymas ir įvaldymas. Dabar apie atskleidžiamąsias technikas. Įžvalgas skatinančios terapijos procedūros. Įžvalga gali skatinti pačios įvairiausios, iki tol aptartos, aišku, terapijos procedūros, pradedant empatiją ir baigiant konfrontaciją. Vis dėlto svarbiausia įžvalga skatinančia procedūra šiandien tebelaikoma interpretacija. Dabar dar apie dalis jų, kurios irgi į tai eina. Patikslinimas, klarifikacija.
tam tikros paciento pateiktos informacijos performulavimas remiantis terapeuto jausmais ir požiūriu. Esmė nepakeisti paciento požiūrį, kaip esti konfrontacijos atveju, bet aptarti pateiktą medžiagą gilesnių lygmenių. Patikslinimas teikia galimybę išmėginti naują požiūrį į įvairius išgyvenimus bei jų ryšį su išoriniais veiksniais bei vidinė realybė. Pavyzdžiui, paciento vidinius išgyvenimus terapeutas gali reaguoti taip. Ar aš teisingai supratau, kad toks jūsų elgesys buvo susijęs su įvertinimo stoka? Šiais žodžiais terapeutas ne tik pabrėžia girdys ir jaučias kartu su pacientu, jis išplėtoja vieno paciento išgyvenimo prasmę, mėgindamas susijęti jį su kitais išorinės ir vidinės realybės veiksniais. Taip atsiranda priežasčių ir pasekmių ryšių, vėliau dar giliau plėtojimo interpretuojant užuomazgas. Tikslinant, svarbiausia pabandyti tiksliai nustatyti žodžiais tikslinamus psichinius elementus, ar tai būtų mintys, jausmai ar elgesio formos. Tokiu būdu anksčiau netiksliai ir neišsamei reprezentuotas psichinis veiksmas aiškiau bei išsamiau verbalizuojamas ir vis didesnė minėto psichinio elemento dalis patenka į antrinį procesą. Tai praplečia ego galimybės pažinti ir valdyti taip pat ir pasąmoninės jo determinantis. Nors terapinio tyrimo metu jau būtų šis tas žinoma apie asmenybės pasąmoninį veiksnį, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokiu būtent reiškinių pasąmoningą pagrindą siekiama tirti. Dabar apie konfrontaciją. Konfrontacija reiškia paciento dėmesio atkreipimą į jo elgesį ir potyrį remiantis tuo, kaip jie iškilo paciento raiškos metu. Tuo siekiama priversti jį aiškiai pamatyti tokius savo nuostatų, reakcijų faktus bei dėsningumus, kurie jam pačiam nėra aiškus, nors juos pamatyti jau galima, kadangi jie atsispindi terapeutų pasakotose dalykuose. Konfrontacija nėra agresyvus mėginimas keisti paciento nuostatas, tai būdas tiesiai parodyti tam tikro paciento išgyvenimų ar jo santykio su realybė neadekvatumą, nedarnumą. Konfrontacija apima paciento elgesio ir patyrimo sąmoninius bei priešsąmoninius dalykus, o tai lemia ir santykinai ribotą jos pritaikymą. Kadangi konfrontacijos metu pabrėžiami asmenybės sąmoniniai ir priešsąmoniniai veiksmai, bet visai nebandoma ką nors išsiaiškinti ar paskatinti nuspręsti, ji dažnai nesutinka ženklesnio paciento pasipriešinimo. Jei konfrontacija pagrįsta, pacientas dažniausiai reaguoja nuostabu ir susidomėjimu. Konfrontacijos efektyvumas priklauso nuo paciento tam tikro sugebėjimo suvokti ir nuo terapeuto pakankamų iš paciento raiškos pasiimtų įrodymų savo teiginiams pagrįsti. Konfrontacija gali būti suformuluota ir tiesiogiai ir klausiamąja forma. Konfrontacija atveria naujus požiūrius į elgesį, suteikia galimybę suprasti savo jausmus pacientui ir tokiu būdu valdyti save bei savo elgesį. Būtent tuo ir remiasi terapinis konfrontacijos vaidmuo. Padidėjusi galimybė matyti save objektyviau ir realistiškiau padidina ir ego realybės jausmą bei racionalios kontrolės galimybės. Taigi, dabar jau einam prie interpretacijos galutinai. Pagrindinis psichoanalizės metodas – nesąmoningų paciento konfliktų trukdančių dabartiniam funkcionavimui interpretavimas, pats Freudas šnekėjo paaiškinimus. Šiuolaikinis požiūris linksta prie teiginio, kad interpretacija yra subjektyvi. Fleisas pabrėžė, kad interpretuotojas paprastai interpretuoja savo paties mintis apie kitą žmogų. Reinik palaikė teigdamas, kad analitikas ar terapeutas interpretuodamas niekuomet negali būti objektyvus. Šiandien interpretavimas laikomas bendra intersubjektyvia terapeuto ir paciento veikla, kuri nebesiskiria nuo konstravimo. Interpretacija įžvalga skatinti procedūrą, be kurios neįmanoma įtvirtinti naujos patirties. Psichoanalizės terminų žodynas, jeigu paimkim, tai interpretacija yra terapeuto veikla, kuri verbalizuojama paciento pateiktos medžiagos paslėpta prasmė. Interpretacija yra technika, kurios esmė įvardyti ir įprasminti nesąmoningus troškimus, motyvus, gynybos, fantazijas ir kitus psichikos reiškinius. Interpretacija yra verbalinis analitiko ir pacientų tarpusavio bendravimas, kurio metu analitikas aptaria savo hipotezes apie nesąmoningus paciento konfliktus. Interpretacija yra terapeuto žodinis veiksmas, kuriuo siekiama, kad pacientas įsisąmonintų savo asmenybės pasąmoninės dalis. Interpretacija daroma paciento verbalinio ir neverbalinio elgesio pagrindu.
ką pacientas apie save papasakojęs arba kaip tik nepapasakojęs, arba ką jis padaręs ar nepadaręs. Interpretacijos esmė aktyvi terapeuto veikla sujungianti visą turimą medžiagą. Interpretuodamas terapeutas remiasi paciento verbalinė bei neverbalinė raiškoje slypinčiomis prasmėmis. Naudoja visas apie terapeutą turimas žinias, kurias papildo savo jausminėmis reakcijomis, intuicija, empatiniu supratimu ir bendru psichologiniu bei klinikiniu psichoterapiniu teoriniu išsilavinimu. Interpretacija ne tik formuoja naujus ryšius, bet ir padeda suvokti, kaip nesąmoninga medžiaga veikia paciento kasdieninį gyvenimą ir kaip naujas ryšys padeda kurti naujus vidinius darbinius tos modelius, kurie atveria naujus reagavimo aplinkai realybės vertinimo būdus. Sandleris teigia, kad interpretaciją galima laikyti visas terapijoje pateikiamas išvadas apie nesąmoningus paciento bendravimo ir elgesio aspektus, nesvarbu, kieno jie būtų. Analitiko išvadų apie pacientą verbalizaciją, bet kokį analitiko komentarą pateikiamą pacientui, žodinės intervencijas, kuriomis siekiama sukelti įžvalgą paremtus dinaminius pokyčius, apima ir konfrontaciją, ir patikslinimą, ir išplėtojimą. Dažniausiai interpretacija yra tik terapeuto hipotezė, konstrukcija apie paciento vidinį pasaulį ir ryšį su realybė, grindžiama žiniomis apie patį pacientą, psichikos funkcionavimo išmanymu, paciento asociacijomis, sapnais, fantazijomis bei savo paties vidiniu išgyvenimo terapeuto pažinimu. Interpretacija tai irgi procesas, analitiko bandymas suprasti pacientą, kaip jis galvoja jo motyvus. Suprastų interpretacijų tikslas. Siekti paciento įžvalgos, kuomet jis suvokia savo paties vidinius konfliktus, iki tol neįsisąmonintus poelgių motyvus, išgyvena savo neleistas emocijas, pradeda ieškoti kitokių vidinių konfliktų sprendimo būdų, tai yra vyksta perdirbimas. Interpretacijos tikslai visuomet susijęs su nesąmoningos prasmės įžvelgimu ten, kur jos iki tol nebuvo. Freud pabrėžė, kad interpretacijos tikslas nesąmoningą paversti sąmoningą bei nesąmoningą elgių priežasčių ir motyvų parodymus. Dar tikslais gali būti padėti pacientui pamatyti tai, ko jis iki tol nematė, rasti prasmę ten, kur jos atrodė iki tol nebuvo, padėti pacientui pajusti tai, ko jis iki šiol negalėjo pajusti, paversti regresiją pažangą, išplėsti vidinę psichinę erdvę, sukurti naujus vidinius darbinius modelius. Dar kiti tikslai gali būti, kad procesas pajudėtų tiesiog toliau, kad būtų laisvų asociacijų procesas, nors kai kurie sako, kad kaip tik interpretacijos mažina lygtai asociacijų procesą, kad pašalinti pasipriešinimo kliūtis. Kodėl interpretacija veiksminga? Interpretacija yra terapiškai veiksminga, nes jos dėka prieštaravimas seniau glūdėję pasąmonė gali būti sąmoningo egoje įvertinti, integruoti ir paveikti, kas savo ruožtų sąlygoja šių prieštaravimų veikimą ne simptomais, o tikslingų elgesių bei adaptyviais sprendimais. Kalbėdami apie interpretacijas negalima pamiršti ir terapeuto asmenybės bei jo vidinių impulsų. Interpretuodamas psichoterapeutas ne tik siekia padėti pacientui susikurti kažką naują, bet kartu ir sukuria tam tikrą iškrovos galimybę savo pačiam. Terapeutas interpretuodamas išveikia taip pat, kaip ir pacientas, ką nors darydamas terapiją ir už jos ribų. Apskritai visos terapeuto intervencijos neretai laikomos išveikos pasekme, nes jis gali suvokti ir įvertinti savo veiksmo rezultatus tik šiam įvykus. Jei kalbėtume varų terminais, galėtume teigti, kad terapeutas interpretuodamas iškrauna susikaupusią libidinę agresyvią įtampą. Kadangi interpretacija skatina ir tam tikrą paciento įtampos iškrovimą, ji gali įgyti libidinio objekto bruožų. Interpretacijų rūšys. Keičiančios interpretacijos, mutative interpretation arba perkeliamo interpretacijos. Jų metu terapeutas dažnai pacientų yra ir naujas objektas, kuris perkeliamo interpretacijas padeda naujai simboliškai prasmina, kuris perkeliamo interpretacijos padedamas naujai simboliškai prasmina savo reakcijas į aplinkinį pasaulį. Taip kartu su įžvalga įgyjama ir nauja patirtis. Pacientas pasikeičia susitapatinę su draugišku ir prieinamu psichoterapeutu. Į pacientą ar terapeutą nukreiptos interpretacijos. Perkeliamo interpretacijų rūšys turinčios sąsajų su projekciniais, introjekciniais kontraperkelimo jausmais,
kurie kyla terapeutui būnant santykyje su pacientu. Į pacientą nukreiptos interpretacijos susijusios su tuo, ką terapeutas įsivaizduoja vykstant paciento psichiko konflikto metu. Pavyzdžiui, panašu, kad atmetėte šią mintį gynybą, nes išsigandote, nerimas, jog ji gali sukelti jums skausmą, ryšys su nesąmoningu paslėptų jausmu. Į terapeutą nukreiptos interpretacijos atspindi ne tik tai, ką terapeutas mano vykstant paciento psichikoje, bet ir tai, ką pacientas gali manyti vykstant terapeuto vidinėme pasaulyje. Pavyzdžiui, matyt, bijote, kad galiu ant jūsų supykti. Neperkeliaminės interpretacijos. Šios interpretacijos neretai padeda išvengti rigidiškos fiksacijos ties perkeliamu, nes kartais, jei pacientas dar nėra pasirengęs tokioms interpretacijoms, tai nuveda į aklavietę. Būtina atminti, kad terapeutas yra ir realus asmuo, o ne vien tik fantazijos objektas, nes kartais terapinis ryšys taip užvaldo pacientą, kad užgožia visus kitus ryšius. Tuomet neperkelimo interpretacija padeda išsklaidyti klaustrofobinę atmosferą. Kita vertus, neperkelimo interpretacija kartais gali būti tik terapeuto mėginimas išvengti tarpusavio ryšio aiškinimus su pacientu. Dar gali būti dinaminė, pavyzdžiui, interpretacija, aiškina, kaip buvimas pernelyg malonius saugo nuo kaltės, tai yra gynyba prieš afektą. Genetinė interpretacija, aiškinimas, kaip praeities įvykiai veikia dabartį, pasipriešinimo interpretavimas, parodant pacientui, kaip jis vengia savo problemų, perkelimo interpretacija, parodant pacientų senų konfliktų atsiradimo dabartiniuose santykiuose, įskaitant santykius su analitiku, buvimą erdvę, sapno interpretavimus, paciento minčių apie sapnų susijimą su dabartinėmis problemomis. Analitikai taip pat gali naudoti rekonstrukciją, kad įvertintų, kas galėjo nutikti praeityje, dėl ko kilo šiokia ar tokia problema. Ir interpretavimo technika. Terapeuto hipotezės negali būti visiškai tikslios, todėl jomis derėtų naudotis apdairiai. Interpretacija negali būti pateikiama kaip galutinė ar neabejotina tiesa, o greičiau kaip vienas iš paciento elgesį aiškinančių hipotezių. Išskyrus tuos retus atvejus, kai pacientui dėl neuroziškai sutrikusios pusiausvyros reikia būtent autoritarinių interpretacijų, paprastai interpretacijas verta pateikti kaip galimybę, kurią pacientas gali patvirtinti ar atmesti. Jei tik įmanoma, interpretacijas naudinga pateikti neužbaigtas, kad pacientui liktų galimybė papildyti jas savais žodžiais. Tai ne tik kompensuoja interpretacijos niekinamąją prasme, bet ir sustiprina paciento ir terapeuto santykio realumą bei asmeninę įžvalgos prasmę pacientui. Daugumą psichoterapijos metu teikiamų interpretacijų sudaro neišsamios, viena kitą papildančios dalinės interpretacijos, iš kurių pamažu formuojasi platesnės pasąmoninę medžiagą sujungiančios konstrukcijos. Tai interpretacijos samprata priartina prie to, ką Freudas vadino konstravimu. Tai labiau išplėtotas procesas sujungantis daugybę nedidelių interpretacijų. Interpretacija dažniausiai pasireiškia ne atskirais tarpusavy nesusietais veiksmais, bet viena kitą papildančių interpretacijų grandinė, kuri leidžia pacientui vis giliau ir įvairiapusiškiau pažinti save. Interpretacija ne akimirkos veiksmas, bet procesas, kuris gali būti nuolat turtinamas, papildomas ir taisomas. Visuomet būtina skatinti ir pacientą aktyviai dalyvauti interpretuojant paciento pataisos ir jo paties interpretacijos turi būti įtrauktos į interpretavimo procesą, nes niekas negali žinoti, kuri interpretacija yra teisinga ir sukelia įžvalgą kaip pacientas. Geriausias savo problemų ekspertas visada bus pacientas. Labai svarbi yra preinterpretacinė technika, kuri leidžia paruošti analizantą interpretacijai. Pateikiant interpretacijas reikia vengti sudėtingos kalbos ir vartoti tik paprastą, kasdieninę pacientui žinomą ir reikšmingą kalbą. Moksliniai terminai ir įmantrūs žodžiai dažnai stokoja gaivališkumo, būdingo paciento potyriams, todėl jų neturėtų būti interpretacinį darbą dirbančio terapeuto žodyne. Stipriau veikia į jausmus nukreiptos kasdienė kalba, paprastais trumpais sakiniais išreikštos interpretacijos. Be interpretacijoms parinktų žodžių dar didesnės reikšmės turi jų išraiška. Tai, kad kitas žmogus žino ir mato tavyje kažką, ko pats negalėjai pamatyti ir suvokti anksčiau, visada reiškia didesnį ar mažesnį smūgį per savigarbą.
tam, kas klausosi interpretacijos, tam tikrą pažeminimą. Interpretacijos labai dažnai apima faktus susijusius su gėda ar kaltė, todėl pacientas darosi itin jautrus bet kokiam terapeuto pasitenkinimui, sarkazmui ar kritikai. Jau vien to pakaktų pabrėžti takto svarbą interpretaciniam darbe. Jei pacientas iš terapeuto balso jaučia, kad jo požiūris yra būtent toks, jis negali priimti ir iš esmės teisingos interpretacijos. Kartais nepriklausomai nuo terapeuto nuostatos interpretacijos pažadinta kaltė ir gėda gali būti tokia stipri, jog verta pabrėžti pacientui, kad interpretuotas bruožas ar noras nėra jis visas, o tik vienas iš daugelio jo bruožų ir kad jo asmenybė yra ir visai priešingų bruožų kitokių. Interpretacijos dozavimas. Pasąmoninės medžiagos įsisavinimas bei integracija optimaliai vyksta mažomis dozėmis, kiekvieną kartą tik šiek tiek praplečiant sąmonės lauką. Supratimo galimybės viršijančios interpretacijos sukelia per daug nerimo, kuris savo ruožtu mobilizuoja gynybas ir daro tas gynybas rigidiškesnės. Naujos žinios įsisąmoninimas bei perėmimas mažais kiekiais po tam tikro paruošimo, kai jos jau atitinka kitą sąmonę esančią medžiagą. Jei simptomas suintensyvėjo po interpretacijos, tai gali reikšti, kad einame neteisingų kelių paciento supratime arba pacientas sako, kad neliesk, per sunku man tai. Interpretuoti reikia pradėti šiaip labiau nuo paviršiaus, nes pernelyg skubus veržimasis gilyn pacientui gali sukelti nesaugumo jausmą, kuris skatina ne įžvalgą, bet pasipriešinimą, tame tarpe gynybos kaip intelektualizacija. Taigi interpretacija pradedama nuo paviršiaus, nes ji visada apima jau arti paciento sąmonės esančius dalykus. Tačiau interpretacijos visą laiką gilėja priklausomai nuo to, kaip giliai buvo išstumti tie dalykai. Ar didelės paciento ego suvokimo galimybės ir nuo terapeuto interpretavimo lygmens. Formuluojant interpretacijas būtina atsižvelgti į jausmus kylančius ir terapijos procese. Jei terapeutų užvaldo stiprus jausmas, interpretacijos tuo metu reikėtų vengti, nes tai gali būti kontrperkelimo jausmas, atspindintis stiprius paciento jausmus terapeutui, o tokie jausmai trukdo jam susitapatinti su terapeutu. Tokia jausmo paskatinti interpretacija spindi senus darbinius paciento modelius, kurie dėl tokios interpretacijos tik sustiprėja ir įgauna naują libidinę energiją trukdančią pokyčiams. Interpretacijų savalaikiškumas. Kad suprasti interpretaciją reikia laiko, reikia būti kantriam. Interpretaciją visą laiką reikia stengtis pateikti tada, kai paciento ego yra pakankamai stiprus, kad priimtų. Ta paprastai sąlygoja paruošiamasis tas aiškinamasis darbas ir tai, kad pacientas jau turi tam tikrą bendrą supratimą apie tą interpretuojamą dalyką. Interpretacija stipriausiai veikia tuomet, kai susijusių su interpretuojamu faktų afektų intensyvumas būna optimalus. Jei susiję jausmai yra per stiprus, pacientui reikia suteikti galimybę juos katarsiškai sureaguoti, tik po to interpretacija darosi veiksminga. Jei su interpretuojamais faktais susiję jausmai nėra pakankamai stiprus, reikia leisti jiems sustiprėti, arba paprasčiausiai laukiant arba besiaiškinant su jais susietus gynybos mechanizmus. Pernelyg ankstyvos interpretacijos nepasiruošusiam paciento ego paprastai sustiprina gynybiškumą ir sąlygoja nebent intelektualinį supratimą. Per ankstyvą interpretaciją ne tik neatneša naudos, bet gali būti ir žalinga, kadangi tokia interpretacija nepasiruošusiam pacientui gali atnešti daug skausmo, skatinti gynybos, blokuoti tolimesnį progresą. Neparuoštos svetimos paciento ego interpretacijos dažniausiai sukelia egostintoniškos, bendriau ne apie tai. Dažniausiai nekelia pacientui noro realiai bendradarbiauti, o priešingai skatina jo pasyvų perkelimą, vis laukiant padrąsinimo ir dar ko nors gero iš terapeutų. Pavėluotos interpretacijos taip pat yra bereikšmės, kadangi nebepasako nieko naujo apie tai, ką pacientas jau ir pats žino apie save. Baigiantis seansui prieš terapeuto atostogas ir kitas gydymo pertraukas neverta teikti interpretacijų, jos kaip manoma gali mobilizuoti nerimą. Interpretuoti reikia pasipriešinimą, perkelimą, dabartinę čia ir dabar situaciją, o tik tada mėginti pasiekti vidinius nesąmoningus impulsus, troškimus ar praeities ten ir tada galimybės.
Ši nuostata iš dalies susijusi su pirmąja taisyklė padedančia išvengti dar gilesnio pasipriešinimo. Reakcija interpretacija. Interpretacija yra veiksminga, jeigu ji leidžia pacientui geriau pažinti save ir tokiu būdu sąlygoja vidinius jo asmenybės pakitimus. Tai pasireiškia įvairiais būdais, tiek tiesioginė reakcija, tiek tuo, kas seka vėliau. Pacientų reakcija į teisingas, taiklės ir sąmoningumą didinančias interpretacijas gali būti įvairi. Paprastai būna nuostaba, palengvėjimas arba susijusius jausmus nusakantis posakiai. Pavyzdžiui, taip ir buvo, nors niekada apie tai nebūčiau pagalvojęs, tik tiek ir tebuvo, o aš maniau esant siaubinga, arba taip, žinoma, taip ir yra, tiesą sakant, aš ir pats visada tai žinojau. Ypač įprastas yra vadinamasis patvirtinantis juokas, kuriuo pacientas reaguoja į veiksmingą interpretaciją, nepaaiškinamas juoko priežasties. Šiuo atveju juokas yra tiesioginė energijos iškrovos forma. Dėl sėkmingos interpretacijos gynyba, kuriai anksčiau ši energija buvo naudojama, darosi nereikalinga. Dar kiti pacientai iš pradžių išvis nereaguoja į teisingą interpretaciją arba reaguoja tyla, bet vėliau parodo, kad interpretacijos prasmė jiems dabar aiški. Interpretacija paprastai labiau užgauna šių pacientų savimeilę negu anksčiau minėtųjų. Taip pat būna ir tais atvejais, kai pacientas po teisingos interpretacijos sielojasi, kad pats nebuvo to pastebėjęs. Tiesiogiai emocingai atmetama interpretacija paprastai esti teisinga, bet pacientas dėl kažkokių tai priežasčių negali to pripažinti. Kita vertus, tiesioginis interpretacijos teisingumo patvirtinimas ne visada yra patikimas ženklas, kad tai iš tikrųjų veiksminga ir teisinga. Pacientas gali grinai intelektualiai suvokti interpretaciją ir sutikti su ja tik iš noro pamaloninti ar suklaidinti terapeutą, o gal iš baimės. Paciento elgesio pakitimai atsirandantis po interpretacijos labiau įrodo jos teisingumą. Toks interpretacijos veiksmingumo patvirtinantis pokytis paprastai būna padidėjusi paciento raiška ir užmirštų prisiminimų grįžimas. Antra vertus, iš tolesnių seansų būna aišku, kad po interpretacijos pakito paciento elgesys bei simptomai, o tai byloja apie padidėjusį sąmoningumą ir už terapijos ribų. Dažnai sunku pasakyti, kuomet interpretacija ar konstrukcija teisinga, nes net ir paciento pritarimas jai dar nereiškia, kad tai tiesa, o nepritarimas, kad intervencija nukrypo nuo tiesos, nes jai paprasčiausiai gali trūkti medžiagos arba ji tiesiog gali būti pernelyg ankstyva. Pradžioje bandyta intervencijos tikslumą sieti su naujomis asociacijomis, kurias turėtų paskatinti procedūrą, tačiau to nepakanka. Dvejopų paciento reakcija galėtų atspindėti interpretacijos ir konstrukcijos tiesą. Savita verbalinė reakcija atspindinti netikėtumą, pavyzdžiui, niekad nemaniau, naujų interpretacijų ir konstrukcijų papildančių ir patvirtinančių asociacijų ir prisiminimų atsiradimas, kas jau buvo prieš tai skaidriai šnekėta. Esant negatyviai terapiniai reakcijai, interpretacija simptomus gali net sustiprinti, nes pacientas siekia nesąmoningai išsaugoti savo vidinio pasaulio stabilumą. Pasipriešinimas gali net ir teisingą interpretaciją pakreipti kitą linkme. Pacientui naudojantis perstumimo gynybos mechanizmų, displacementų, po teisingos konstrukcijos jokių asociacijų nekyla, bet atsiranda tam tikri praeities vaizdiniai, neturintys nieko bendra su nesąmoningais išgyvenimais. Jei interpretacija yra klaidinga, pacientas gali tiesiog ją paneigti, nereikšdamas jokių ypatingų jausmų. Tačiau dėl įvairių priežasčių tai ne visada jam įmanoma. Tada jis gali atmesti interpretaciją netiesiogiai, pavyzdžiui, nekreipdamas į ją dėmesio, nusukdamas kalbą arba mandagiai pasakydamas, kad tai yra įdomi galimybė. Priklausomai nuo perkelimo santykio į klaidingą interpretaciją galima reaguoti nusivylimu, susirūpinimu, depresija arba nesaugumo jausmu. Kartais, nors pacientas ir atmeta interpretaciją, tai dar nereiškia, kad interpretacija buvo klaidinga. Ji gali būti nevykusiai dozuota ar nelaiku pateikta, arba pacientas dėl kitų priežasčių negali iš karto jos priimti. Pastaruoju atveju pasikeitęs paciento elgesys byloja apie interpretacijos veiksmingumą, nors ji ir buvo atmesta. Ačiū. Tai tiek, čia sustojam.